Sveiki bičiuliai. Šeštadienis, vėl atvykome, po truputį panašiai į pavasarį. Mažasis prūdas jau šiek tiek atitirpo. Tai labai džiugu. Mačiau mailius plaukioja. Manau, geras ženklas. Turbūt išgyveno ir kitos žuvis, kurios buvo mažajam prūdė. Taip, mes čia turim upelį, kuris prabėga iš mažo prūdo į didelį prūdą. Gal ant ledo nebandysiu šiandien lipti, nes jau turbūt nebesaugu. Tikiuosi, kad artimiausiu metu nutirps viskas ir bus galima traukti meškerę, patikrinti, kaip prūdo gyventojai laikosi. O mes šiandieną toliau tęsime bruselių kalimo darbus. Žiūrėsim, kaip seksis, nes praeitą kartą atvažiavus optimizmo buvo daug, bet ne viskas pavyko. Prasidėjo didelis galvos skausmas, tai teko išvažiuoti anksčiau. Tai daug vilčių dedu, kad šiandien pasidarysim daugiau darbų. Tai startuojam. Žodžiu, vinukai dedasi čia. Aš juos bandžiau sugrūsti ten. Man jos pavyko sugrūsti, viskas gerai. Bet skambinau, aiškinausi, kodėl šautuvas nešaudo. Tai nauji įrankiai, kurie dar nebuvo niekada čiupinėti. Tai va tokių va dalykų ir atsitinka. Tai viskas gerai, veikia, bandysim naudotis. Tai aš dabaigiu dabar šitą sieną, o tu per tą laiką apatinius bruselius apsu, gerai? Aš tau parašiau. Šiaip pakankamai sunku yra daryti, kai nežinai, ar darai gerai ar blogai. Tai toks. Tai tada kaip tik lengviausiai daryti, nes tiesiog darai. Ir nesvarbu, darai, nes šiaip ar taip nežinai. Tada iki kitą galą. Ai, va tašėlis. Įkišt po apačią? Jo, ir man vieną stumtelk. Dabar ilgiausia bruselė. Praėjo pusė mūsų darbo dienos. Tai darbų pasidarėm daugiau negu praeitą kartą. Yra šiek tiek lengviau, nes jau truputį suprantam, kaip daryti, bet vis tiek kažkur užstringam, nes nei vienas iš mūsų nėra statybininkas. Tai kyla klausimų, ar čia gerai, ar negerai, ar čia yra klaida, ar čia nėra klaida, ar čia laikys, nelaikys. Tai tiesiog tenka stabtelt, pagalvot, pastrateguot. Tai turbūt tai atima nemažai laiko, bet po biškį atsiranda rezultatas. Tai dar viena siena jau įpusėja. Šį kartą prisišaudom su minutėm, paskui reikės, aišku, dar praeit su varžtai susisukt, bet jau viskas bus laikysis ant sienos, tai tas darbas irgi turbūt bus greitesnis. Tai galbūt ir Dovilei duosim suktuką, pabandys pasukti. Tai vat, keliaujam, papietausim ir dirbsim toliau. Pasistiprinom, grįšim prie darbų. Dovilė ruošia savo daržą. Kai grįš, prašysiu, kad papasakotų, ką jinai ten daro ir kodėl daro. Vakar bičiulis rašė, kad jeigu reikės pagalbos, galiu rašyti, važiuos padės. Problema yra ta, šiuo metu mūsų kelio būklė yra tokia, jog kažin ar davažiuos. Tai palauksim, galbūt kol
Oras atšilus, kelias truputėlį pradžius. Tuomet bus galima ieškoti pagalbinių rankų. Stumdausi, laipioju. Ir pastolius nedegu noru. Brangu. Tai vat ir laipioju. Dan tvirtos mano šakės. Huik. Huik. Panašu, kad veiks. Dar pasidarysim šitą sieną. Jis jau yra po 3 šiek tiek. Valandėlės turbūt netruksim čia greitai. Teisim, pasibaigsim tą lango kampą. Ir šiandienai bus viskas. Nu, bet šiandien matosi progresas. Rimtas. Truputį matas. Šiandien dar bus pabaigiam daryti, tai sakyčiau, padarėm visai nemažai. Tai užsikalėm langus, visą sieną ir tą sieną pradėjom. Tai tikrai nuoširdžiai tikėjau, kad tas darbas vyks kur kas greičiau, bet jis juda ganėtinai lėtai, bet ten, kur nebus langų, ten tikrai bus greitai. Jūs jau praktikos šiek tiek atsiranda, tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.